Taigi, sveiki Valiau, dabar įvyko svarbi konferencija, kalbėjome apie pandemijų sutartį, buvo atvykę kolegų iš Lenkijos, iš Estijos, iš Amerikos ir mes patys, pamenu, susipažinome gyvai, kai buvo studentų konferencija, jūs atvykote, jūs kaip Seimo narys išgirdote ir dabar irgi atvyko tie žmonės iš Amerikos, kurie galėjo pasisakyti plenarinių posėdžių salėje, tačiau buvo nubalsuota, kad to nereikia padaryti. Tam tikri Seimo nariai nubalsavo. Ir dabar mes vėl susidurime su situacija, kai yra ribojama ta žodžio laisvė. Tai kaip galvojate, kiek mes susidurime ir kiek yra svarbu apginti žodžio laisvę, kaip ir banalus klausimas, bet jis yra esminis kiekvienoje šalyje, ir Lietuvoje, ir Amerikoje, ir apskritai visame pasaulyje. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi šią konferenciją, tą vykusią diskusiją, bet turbūt pagrindinis yra klausimas, kaip pavyzdys, kad ir žodžio laisvės ribojamas, kai Seimo salėje negalėjome to padaryti. Kodėl yra tokia didžiulė baimė pripažinti, kad padarėme klaidą? Turbūt čia pagrindinis dabar turėtų būti klausimas ir klausimas, kaip nebekartoti tų klaidų. Pavyzdys, mes atsimename, kokia buvo chaotiška situacija, kai buvo verčiamas pasirašyti žalingos sutartys, kai mes Europos komisiją atidavėm netgi savo savarankiškumą spręsti už mus, ką daryti, ką pirkti ir ko nepirkti, ir kad neatsitiktų vėl tas pats. Ir mane šiek tiek išgąsdino sveikatos ministerijos atstovės tam tikri pasisakymai, kad čia diskutuosime, kalbėsime, spręsime, bet man labai primena tą ankstesnį laikotarpį. Nes man pačiam teko toj COVID pradžioje dirbti komiteto pirmininko, teko dalyvauti tam tikram tokiam uždaram pasitarime, tai ką darome, aišku, visas buvo chaosas, baimė, grasinimai, gąsdinimai. Ir aš atsimenu tas diskusijos netgi punktus, ateina žinia iš Europos ir iš farmacijos, jūs turit greit užsisakyti eksperimentinių vakcinų. Ir kai aš uždaviau paprastus klausimus, o gamintojai prisims atsakomybę už jas, už pasiekmes tų eksperimentinių vakcinų, atsakymas ne. Jie nieko nenori prisimti. Tada kitas klausimas, ar mes galime pirkti tik tiek, kiek reikia? Ne, mes negalime pirkti, kiek reikia, reikia pirkti dar daugiau. Ir tada trečias mano klausimas buvo, o jeigu jos bus nenaudingos, žalingos ir paaiškės, kad jų nebereikia iš viso, ar mes galėsime jų nepirkti? Ne, buvo atsakymas, ne, mes privalėsime. Tai ką daryti, kad tų klaidų nepakartotume vėl iš naujo? Ir iš tikrųjų, matant Lietuvos tą situaciją, kad mes buvom tarp daugiausių valstybių, kaip suvaldėme savo pandemiją, geriausiai suvaldė turbūt tos šalis, kurios neklausė PSO, ir todėl ta diskusija labai reikalinga šiuo metu. Kad mes tiek ministerijos atstovom, tiek politikam, tiek kitiem atstovom pasakytom griežtai ir drąsų ne. Kad mes savarankiškumą neatsisakysim, sprendimų laisvės neatsisakysim ir kad mes patys kaip suverenė valstybė, suverenė žmonės turim patys spręsti, kas mums geriausia, ką daryti ir ko nedaryti. Tai tikiuosi, kad taip ir bus. Bet dabar, žiūrėkime, mes vėl sėdėm, iš tiesų ir tada salėje buvo panašiai, vos nesėdėjo tie patys Seimo nariai. Ir dabar aptarinėjame tuos esminius klausimus, buvo ir Kapšiemišio poligono klausimas ir vėl buvo realiai tie patys Seimo nariai, kurie balsavo prieš, o visa dauguma kartais pavyksta, žmonės susijungia, paspaudžia Seimo narius ir jie, sakykime, priėmė teisingesnį sprendimą, bet iš esmės daug pokyčių nėra. Tai ką reikia daryti, jūsų nuomonė? Dabar daug kalbu apie vienijimąsi ir panašiai, jūsų nuomonė kaip Seimo nario, ką reikėtų daryti, kad pavyktų vieną kartą apsiginti ir Seime, kad turėtume daugiau tokių, kaip jūs, kaip čia susirinkę Seimo nariai. Iš tikrųjų labai liūdna, bet kartais tauta prabunda per vėlai. Iš tikrųjų ir pandeminio laikotarpiu, juk protestai ir mitingai prasidėjo tik vėliau. Ne anksčiau, o tik vėliau. Realiai tie protestai ir mitingai ir sustabdė tą tolimesnį žmonių ribojimo, konstitucijos pažeidinimą ir kitus dalykus. Tai aš tikiuosi, kad tas pamokas žmonės bus išmokę, bus pasimokę iš to dalykų ir kad kai jau prasidės vėl kažkokie suvaržymai, prievartiniai, kaip sakant, sutarčių pasirašymai, kurie žalingi mums, kad žmonės nebetylėtų. O daug anksčiau sukils ir nesvarbu, ar tai mitingo forma, ar kita protesto forma, bet kai jie tam priešinsis ir, kaip sakant, nebus taip nustumama, kaip sakant, per prievartą viskas daroma ir ta teisė rinktis, ta teisė į laisvę išliks ir ją išsaugos. Ačiū Jums.